Jonas Mašiotas Žvirblių mokykloje. Pasimokysim. Kalbėsime apie žmogų. Ar matėt jau kurį žmogų? Aš mačiau. Tai ką galit pasakyti apie žmogų? Kaip jis atrodo? Pasakyk man, Šiurpukas. Didelis su dviem kojom, be plunksnų, skauduliais apsisastęs. Puiku. Ką dar pasakysit? Na, Čirškutė. Sunkiai eina, nepalekia, sparnai. Tu būti ten kitą porą kojų, bet netuošiai. Aš mačiau vieną vazą ir išėjus Gerai, Čiauškutė, visi maži keturiomis vaikščioja. Na, dar ką pasakysi, Straksiuk? Vieni storai širškė, kiti plonai, o kurie storai širškė, ten turbūt patinėjai, o kur plonai, ten turbūt pataikės. Visai teisingai. Tik žmonių storbalsius mes vadinsime vyrais, plonbalsius moterimis, o mažuosius vaikais. Taigi žmogų jūs jau kiek pažįstate. Galėtume geriau jį pažinti, kad galėčiau kaip anądien vabalą atnešti ir jums parodyti. Tik mano snapas žmogaus neapžioja. Kita vertus, mes jo ir nelesime. Tai mums nerūpi. Jis ir nesimėti kaip anas vabalas, turime tačiau pažinti žmogų. Su juo mums teks gyventi po vienu stogu. Žmogaus reikia pasisaugoti, jų moteris tiesa, beveik nieko blogo mums nedaro. Dar žiemą kartais ir palesina. Bet vyrai mus dievuose šaudo.
dažnai ir bet kur pliumtelė, vaikai. Tai kaip katės pakraikęs po medžius lipinėja ir mūsų lizdus krausto. Kaip ir kur reikia žmogaus saugotis, papasakosiu, kai valgyti lakstysime. O gal jau norėtume pravyti po kokią kirmėlaitę? Norime. Tai lėkit paskui mane į daržą, tenai toliau mokslo eisime.